Sveiki, mėlyjeji, sveiki, gerbimieji, su jumis vėl trumposios Sausuolio žinios. Kaip matote, mano fone esu pasipuošęs lietuviškais simboliais, šiek tiek kariniais simboliais ir panašiai. Sekantis kartas, ko gero, bus iš atostogų. Nežinau, apie ką jis bus, bet šiandien aš norėčiau pakalbėti, labai trumpai pakalbėti apie tokį nutylimą kartais dalyką, kaip karinės atsargos. Ir man šitą dalyką priminė tiesiog nesenas, visai išėjęs prieš keletą minučių, 14 minučių krašto apsaugos ministerijos pranešimas apie karinių atsargų kaupimą. Kaip suprantame, tai yra labai svarbu ir pasidžiaugti čia yra kuo, nes, vėlgi prisiminkime, kai žmonės kalba, kad virš 5 milijardų, tai yra tiksliau virš 5 procentų, 5,37 arba 5,38 nuo BVP siekiantis gynybos biudžetas, mes perkam stambiuosius pirkinius, bet neva tai yra pasenę pirkiniai ir panašiai. Apie tai šiandien nekalbėkime trumpai labai, o kuo tos pirkinius užpildyti, vienokius ar kitokius. Aš kalbu daugiau apie amuniciją. Aš pakankamai stipriai seku pranešimus, kuomet sakoma, kad atidaromas, dar prie ministro Anušausko tai buvo, kiek pamenu, pirmosios tokios kregždės, stambesnės, naujas vienas ar kitas amunicijos saugojimo sandėlys, modernus sandėlys. Šitie dalykai vyksta ir toliau Vilniuje, Šiauliuose, Šilutėje, statomuose kariniuose miesteliuose yra ir sandėliai, daugumoje poligonų įrengiami arba plečiami sandėliai. Kitaip tariant, kažkokio tai užpuolimo atveju ir masinio dronų, raketų, aviacijos smūgio metu Lietuvos kariuomenė, kaip suprantat, nesėdėtų savo kareivinėse, jinai išvyksta ir išsiskleidžia iš anksto numatytose vietose, bet kalbant apie atsargas, tie sandėliai, tos atsargos, amunicija ir visa kita yra pakankamai stipriai išskaidytos. Truputį skaičių, 25 metais pasižiūrėjau į biudžetą, tai yra maždaug 6,2 procento nuo bendrojo gynybos biudžeto buvo skirta karinėms atsargoms, kas sudaro maždaug 211 milijonų eurų. Ir pasak krašto apsaugos ministro, ir pasižiūrėjau ir šių metų biudžetą, didėjimas atsargose yra bemaž dvigubas. Tai yra maždaug 412 su viršum milijonų eurų šių metų biudžete skirta karinių atsargų kaupimui. Turime apytiksliai 400 milijonų ir sustoti panašu, kad nesiruošiama, nes iki 30 metų siekiama šitą rodiklį priartinti maždaug prie 10 procentų tokio rodiklio nuo pačio gynybos biudžeto ir kalbant vėlgi skaičiais, tai turėtų siekti kiekvienais metais karinių atsargų kaupimas 700 milijonų eurų. Peržengus 30 metų ribą šitas dalykas, atsargų kaupimas ir grafa būtent biudžete, planuojama apie 850 milijonų eurų išlaikyti 15 procentų dedamąją, 15 procentų bendrą skaičių nuo gynybos biudžeto. Kalbant šiek tiek su ta mėsa, su daiktais, o ne tik skaičiukais, žinoma, pagrindinis dėmesys yra skiriamas oro gynybai. Tikriausiai girdėjote, ne taip senai pasirašyta sutartis su Saab Dynamics kompanija dėl Bolid raketų įsigijimo mūsų RB-70 sistemoms ir vėlgi ta sutartis apima daugiau kaip 320 milijonų eurų sumą ir tokiu būdu tiek treniruotėm, tiek atsargom kaupti Lietuvos kariuomenė apskritai šių raketų užsitikrina 26-32 metų laikotarpį. Buvo praskleidusi informacija, nežinau, ar užfiksavote, šiais metais taip pat yra įsigyjamos itin trumpo nuotolio sistemos PIORUN, tai yra modernizuoti GROM analogai iš Lenkijos, jeigu taip tiksliau pasakius, stipriai modernizuoti, kai buvau oro gynybos batalione, daug kalbėjome ir daug man demonstravo ir klausinėjau būtent apie skirtumus GROM ir PIORUN, tai tikrai yra PIORUN kalbų naujos kartos ginklas. Toliau jau bus perkama pastoviai ir nuosekliai NASAM sistemoms raketoms, aš kalbu daugiau apie AMRAAM tipo raketas. Taip pat šiais metais turėtų sandėlius jau pasiekti užsakytos priešdugninės Sentry minos iš Suomijos, taip pat
kitos prieštankinės, priešvikšrinės, priešbortinės minos, nes centre yra priešdugninės minos. Taigi atsargos irgi bus papildytos. Šiais metais taip pat pasieks mus ir Spike LR2 raketos, kurios naudoja mūsų vilkai. Na ir taip pat dar tokia iš tokių naujienų paskelbtų, kaip žinote, mes perkame tiesiog Carl Gustaf amuniciją ir AT4 vienkartinius granatsvaidžius. Tai tokia naujiena, kad per NATO paramos ir pirkimo agentūrą iš namo, gamintojo namo, įsigijami vienkartiniai granatsvaidžiai M72 LAV arba LO, kaip tarti, nežinau tiksliai. Taigi šitoj vietoj, jeigu pamenat, prieš eilę metų buvo Jungtinės Amerikos valstijos padovanojo keletą tūkstančių šitų granatsvaidžių kariuomeniai, dalis jų pasiekė krašto apsaugos savanorių pajėgas, taigi dabar vienkartinių granatsvaidžių mes užpirksime vėlgi sočiai. Na ir apskritai šaudmenys individualiems šaulių ginklams, šaudmenys mūsų naudojamai 155 mm artilerijai, aš kalbu apie PZH 2000, jie perkami ir iš Rheinmetallio, ir smulkesni šaudmenys iš Giraitės gamyklos, ginkluotės gamyklos. Taigi atsargos keliaujam link 800 milijonų per metus ir tai bus pakankama paspirtis ir pakankamas atsargų suformavimas, jeigu kažkas nutiks. Žiūrėkite Sausuolį sekantį kartą, galbūt susitiksime jau prie jūros. Iki.